Tai ką, sveiki visi. Ramus šeštadienio vakaras. Manau, kad reikia išvažiuoti, ramiai savo pasivažinėti, pabandyti savo jėgas. Dabar, nežinau, nelyjo turbūt kokius 3 mėnesius. Neturėčiau strigti, neturėtų būti labai daug to purvo. Vis tiek, kaip ir minėjau, jau vėlyvas pavasaris, viskas išdžiūvė. Nemanau, kad kažkur tai pakipsiu, kad reikėtų gervės, o juo labiau, kad reikėtų ir atsarginio gervės lyno prisirišti prie medžių, nes vis tiek mašina didelė, padangos didelės. Kas čia blogo gali nutikti, ar ne? Tai ką, važiuojam. Gerai, važiuojam per griovį, didelis griovys, bet kadangi nežinau teritorijos, tai važiuosiu per bailiuką apvažiavimą, nes esu vienas ir esu bailiukas. Tas yra gerai, bet dabar laukia sunki dalis. Biški nejauku. Drive, sport. Įrašom. Ką važiuojam? Na, čia kol kas laukia purvas, o paskui nežinau, kas laukia. Čia reikėtų biškį inercijos. Gerai. Biškį droną pernešam. Gerai. Na į dabar. Padėk Dieve. Tai kurmi. Prakeiktas dronas. Jeigu nieks nenufilmavo, tai ar mes iš tikrųjų važiavom? Kaip galvojat? Atsakymą, manau, žinot. Jeigu nieks nefilmavo, tai nevažiavom.
Tai čia dabar kas? Opapa. Tas automatinis režimas pastovi. Grybą pjauna. Bet patogu. Nu gerai, namo važiuojam, užteks čia blūdyt. Priekį dar, man atrodo, laukia didelė bala. Praeitą kartą aš tenai variklį net vandens biškį prisileidau, bet BMW M7 gali būt varomas ir vandeniu pasirodo. Biškį pažeminam, tada atrodys, kad greičiau važiuojam. Ai, gal ne. Gal ne. Čia jums nesimato, bet čia tokios provešos, kad dugnas brauksis, kaip nežinau kas. Kartais galima pabūti ir nedrąsio. Drąsus, kai žinau, kad neįklimsiu, ne? Ką padarysi? Visi norim grįžti namo. O čia vieta, kur buvau paskandinęs variklį. Paieškosime geresnio važiavimo šį kartą. Antipraslydimas išjungtas, sportas įjungtas, įrašinėjam. O kur važiuot? Nežinau. Bėda ta, kad nežinau. Tas vandens kelias man tikrai per gilus, be šnorkelio važiuoti. Taip kad bandysim suktis iš situacijos su akceleratoriaus pagalba. Viskas. To ir bijojau, kad čia bus gilu. Ujujui. Kaip čia gilu. Nu, atbalinis su praslydimu įjungtų. Čia padėsti gervę. Jau keisti garsai. Keisti garsai iš mašinos eina. Čia būčiau neįlindęs. Nebūčiau pakibęs. Nesitikėjau, kad taip gilu. Nu ką, dabar reikia kažkokiu būdu išlipti iš mašinos. Tobula. Vienam važiuoti ne ką gera. Gerai. Na gerai, metas gelbėtis. Įsirišau mašiną prie didelio medžio ir mašina yra ten toli. Visa laimė, kad visą laiką vežiojos
porą lynų, tiksliau atsarginį gervės lyną, kad jeigu taip nutiktų, kad stringi toliau nuo miško, tada išsivinioju šitą. Tai susiradau tinkamai storą medį, prisirišau prie vienos virvės, tada išsivinioju maksimaliai, kiek galiu iš mašinos gervę ir prisirišau prie mašinos. Dabar reikia eiti iki mašinos, sėsti ir pradėti gelbėtis. O kaip toli mašina. Ragas. Einame mašiną. Bent jau vaikščioti ne vietą. Tai va, norėjau kažką įrodyti, pažiūrėti, ar įveiksiu Aukštelkės trasą, kai sausa. Tai atsakymas nope. Nu, ką darysi? Biškelį persistengiau su vairavimu ir pilotavimu. Ką žinai, pavyks išsigelbėti? Ar reikės rašyti 4x4 sos? Kaip manot? Išvažiuosiu, ar reikės pagalbos? Galite parašyti komentaruose. Ir mano laimiai šito pusė yra ore, o ne atvirkščiai. Tai oro filtras yra aukštai, tai nepriburbuliuosiu bent jau. Gerai, dabar reikia susiviniuoti gervę, kiek išeina, ir varysim į mašiną. Kažkas ne taip. Tai kurmi. Dabar. O, nice. Gerai. Lygtais pasitvarkiau. Šniūrą, kuris buvo atsirišo tiesiog. Dabar važiuosim namo. Namo. Be šansų čia nei su kastuvu, nei su kitu visureigiu nebūčiau ištraukęs aš tą savo geldas. Gerai, kad gervę susitvarkiau. Gerai gal? Reikia eiti, susirinkti, atsilaisinti droną. Gervė. Ohoho. Gervė. Geriausias draugas gervė. Taip kad... Oi! Plemba. Kai jūs... Purtytis dar blogiau batus. Ką jūs žinotumėt, kokiam šiame mėšlyne aš esu. Gerai. Dabar reikia gelbėtis
nes daugiau gervės nebenoriu. Spaudžiam stabdį, biškį užkeliam apsukas ir varom. Gerai, viskas, sunkumai baigės. Dabar einu susirinksiu virves, dronus ir lekiam namo. Nu, jau iki dabar žiūrėjote, tai ačiū už dėmesį. Nepamirškite paprenumeruoti kanalą, žiauriai padeda. Ir susitiksim kitą kartą. Ate, beje, daugiau nežinau, ar tai važiuosiu. Galiu pasakyti, aš per jautrus tokiam purvui giliam, kaip dabar namo grįžti. Tiksliau iki plovyklos.